Čia dėl magijos. Man kaip ir pirmas mokytojas, galima tai vadinti, buvo klasiokas, kuris žinojo kiek daugiau negu aš. Tapsne kažkur tai, kad kažkokių nuostabių triukų, žinai, ten, kad visi, kaip čia, taip, tokių nedėja. Gerai, tada, aišku, parodom, kad jis nėra visas vienodas. Vieną trauk. Važiuok, ištrauksiu, ne, čia kadangi yra daug visokių stiklų, aš nusisuksiu, parodyk į kamerą, tada vėl prisiglausk, tada pasakyk, kada galėsiu atsisukti, okei? Gerai, bet... Aš nusisuksiu, aš čia. Gerai? Jau galiu? Taip. Laikyk ir nuleidęs, maždaug pataip. Gerai. Gerai, maždaug pasakyk stop. Stop. Gal šiek tiek greičiau gali. Stop. Super. Daug škota. Aš nežiūrėsiu, štai taip. Štai taip. Kuo tu vardu beje? Vitalijus. Vitalijus, gerai, žiūrėk. 1, 2, 3. Gerai, dabar žiūrėk. Vieną kartą. Lėtai, kaip įmanoma didesnė įtampa. Atvers. Atrodė, kad kaip kurie tie magiški triukai reikalauja begalės, rankų miklumo ir ten, kad pirštus gali nusilaužti. Vėliau išsiaiškinau, kad tėve kaip aš klydau.